Sveiki, šiandien esu Aivaras ir šiandien parodysiu Jums, kaip pasidaryti registracijos formą, kaip matote pavyzdyje. Jums reikės Google pašto, Gmailo, ir pirmas žingsnis būtų nueiti į čia viršui esantis diskas, paspaudžiam disk, tuoj palaukim, kol užsikraus. Kažko ilgai krauna dabar. Tai va. Čia šone pas mane jau yra kelios formos, o kad sukurti naują, paspaudžiam čia kairėje esantį create, sukurti. O čia yra pasirinkimas, kokią būtent norime. Tai va, mums reikia formą, tai spaudžiame formą. Tai va, čia dabar pasirinkame, kokią norime, sukim tą dizainą. Aš pasirinksiu patį paprasčiausią, koks yra prieš tai. Tai va, čia aš grinai padarysiu lygiai tokį pačią, kokią yra šitame, kad nevėluojant naujų tekstų. Tai va, tada aš, čia reikalauja pavadinimo. Sakykim, registracijos formą. Spaudžiam OK. Bet šiaip tada geriau visą šitą nukopijuojame. Spaudžiam antrą knopkę dalies, kopijuoti. Ir tada čia nukopijuojame. Klijuoti spaudžiame. Tai va, dabar. Ir čia mums reikalauja apibūdinimų tos formos būtent. Apie ką čia bus forma. Tai va. Ir nukopijuosim šitą. Kaip neturėtum sukės pridėtės, įgūdžių ir taip toliau. Kopijuojame šitą, vėl antros dalies nuostatą spaudžiame, kopijuoti. Ir čia vėl antrą knopkę ir įklijuoti. Tai va, čia padarom tarpelį, kad tu tarpas, ką mes atsiūsime vėliau. Šiaip būtų geriausiu atveju yra ir parašyta pačioj, kad įves savo duomenis ir gauk video, kuris parodys, kaip tai pasiekti. Tai va, dabar tą mes jau padarėme. Sekantis būtų, mums reikia vardo. Žinau, kad įvestų vardą. Tai va, čia rašome vardas. Ir pažymime, kad būtinai reikia užpildyti šitą laukelį. Vardas dvitaškis. Pagalbinio teksto kaip ir nereikia, nes viską suprantama, ko mes reikalaujame iš jų. Čia vyksta. Tai va, dabar pasirinkame paragraf tekstą. Tekstą pasirinkame būtent. Nes jie įves savo vardą va. Ir spaudžiam, kad... jau pasakau. Tai va. Jau turime vardą. Sekančiau mums reikia elektroninio pašto. Tai va, nueiname, spaudžiame Add Item, naują.
bus L taškas paštas. Štai pagalbinio teksto vėl nereikia, nes viskas aišku. Čia jau yra nurodytas tekstas. Ir čia laukelis, kuriame užrašys savo elektroninį paštą. Tai va, ir vėl spaudžiame, kad required question, kad būtina užpildyti šitą laukelį. Vėl spaudžiame Done. Jau turime porą, vardas ir elektroninis paštas. Sekančiau mums reikia telefono. Tai vėl add item, rašome telefonas. Kažkas vėl yra tekstas pasirinktas, čia jie įvykęs su telefonu ir pažymėjim, kad privalome užpildyti bent padaryti. Ir paskutinis paragrafas būtų, kad reikia, čia jūs galite pasirinkti, kokiu laiku susisiekti. Tai pasirinka, jeigu įveda telefoną. Tai dabar tada būtų taip, patogus laikas susisiekti. Rašome patogus laikas susisiekti. Pagalbinio teksto nereikia, bet čia dabar jau rašome, pažymime ne tekstą, o multiply choice, kad pasirinkamas laikas, rytas, diena, vakaras. Tai va būtų rytas, sekantis būtų rytas, čia diena ir paskutinis būtų vakaras. Ir dar pažymim, kaip šičia būtent, kad bus dar vienas pasirinkimas. Sakykim, kad laiką pažymėti, būtent kokiu laiku galima. Ir vėl pažymim, kad privalom. Ir dam. Na ir viskas. Turime padarę formą, galime pasižiūrėti gyvai, kaip tai atrodo. Lygiai taip pat kaip ir mano nurodytas pavyzdys. Viskas taip pat. Tai va, manau, aiškiai paaiškinau, kaip pasidaryti formą. Tai va, naudokitės šio video ir sėkmės versle.